pirmas filmas, apie kurį aš norėčiau kalbėti, yra filipiniečių režisierius Lavas Diesas ir jo filmas pavadintas Iš to, kas yra prieš. From what is before. Čia tinka angliškas pavadinimas. Mat, ankstesnėme Dieso filme, kuris nuskambėjo visame pasaulyje ir vadinosi Norte istorijos pabaiga, 4 valandų Dostojevskiškas epas. Ten taip pat kalbama ir angliškai, ir filipinietiškai. Iš viso labai keista šalis yra Filipinai. Aš pasižiūrėjęs šitą filmą, pamaniau, kad ten reiktų apsilankyti. Žmonės kalba ispaniškai, angliškai, jie yra katalikai, tai yra labai keistas kraštas. Ir, žinoma, neįmanoma apsieiti be diktatoriaus Markoso, kurio palikimas iki šiol jaučiamas. Tas žvėris nusipelnė kinui, jeigu ne, jis nebūtų Kopolos Apokalipsės. Valkirijų scenoje jis ten pakėlė savo armijos sraigtasparnius į orą. Tai štai Diesas yra toks filipiniečio intelektualas, kuris labai skaudžiai ir labai įdomią kino kalbą pasakoja savo šalies istoriją ir savo šalies realijas. Ir manyčiau, kad tai vienas įdomiausių kino pavasario meistrų programos filmų. Laisvės kalva, aš nežinau kaip korejietiškai filmas originale vadinasi, ir nemačiau ankstesnių šito režisieriaus filmų, bet man šis filmas labai patiko. Hong Sang-soo, mano supratimu, sugeba pasiekti reto realizmo, bet neprikišamo ir nedirbtinio, bet kažkokio tokio tikro vogčiomis žiūrėjimo į sceną, į veiksmą. Beje, herojai kalbasi angliškai, japonas ir korejietė. Tai yra irgi įdomu. Mes sužinome keistas realijas tų šalių. Pasirodo, tarpusavėje irgi bendrauja kaip ir mes su kokiais nors ispanais. Po paviršiumi šito filmo iš tikrųjų yra Japonijos okupacija. Ir už kurią Japonija tik atsiprašė Korėjos. Tai irgi pravartu žinoti. Rekomenduočiau šitą filmą ir šitą režisierių. Arklio pinigai. Arklio pinigai, vėlgi, originalas turėtų būti portugališkai. Pedro Costa yra ko gero pats keisčiausias šitos programos režisierius. Nieko keistesnio kino pavasario meistrų programoje jūs nerasite. Jis kuria ant ribos tarp dokumentikos ir fikcijos ir sunkiai leidžia mums užčiuopti tą ribą. Jis žaidžia su mumis. Jis tikrai su mumis žaidžia, jis kartais iš mūsų netgi šiek tiek šaiposi, aš galvoju, bet daro tai be galo meistriškai. Jo filmai tamsus ir jie leidžia pažinti Portugaliją tokią, kokios mes tikrai nematėme ir kaži ir norime matyti. Tai vien todėl Pedro Costa reikia pasižiūrėti. Jo filmuose daug skausmo, daug tikrumo, kad ir kaip paradoksaliai tai atrodytų arba skambėtų. Rusija, Im Keller. Austrų režisierius Ulrichas Seidlis ar Zaidlis. Man šitas filmas nepatiko, bet garantuoju, kad daugeliu iš jūsų jis tikrai patiks ir kai kurie būsite net šokiruoti. Tai tiek. Itsy-bitsy. Itsy-bitsy, čia nėra ką versti į lietuvių kalbą, nėra ką versti ir į danų kalbą, tiesą pasakius, nors filmą nufilmavo toks Ole Kristianas Madsenas, komercinis danų režisierius, mano supratimu, jis ką tik sukūrė vieną brangiausių visų laikų Danijoje sukurtų filmų. Jis kuria televizinius serialus, jis labai gerai jaučia ritmą, jis puikiai užčiuopia gerą istoriją. Ir šičia jis pasakoja istoriją įdomią tuo, kad jį kalba apie hipių laikus Danijoje. Tai yra 70-metis ir kalba apie tokius dalykus, kurių mūsų hipiai, jeigu jų iš viso Sovietijoje buvo ir galėjo būti, nors tai, mano supratimu, visiškas oksimoronas, net nesapnavo. Filmas pagrįstas tikrais faktais. Iš tikrųjų buvo tokia grupė Steppenwolfenė, apie kurios lyderį pasakoja šis filmas, arba teisingiau apie jo meilę. Bet iš tikrųjų po paviršiumi yra ta revoliucija, ta turtingų vaikių revoliucija, kuri buvo kilusi Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose taip pat po Antrojo pasaulinio karo. Tai įdomi istorija. Ar pavyko režisieriui ją įdomiai nufilmuoti, ar novatoriškai, čia jau kitas reikalas. Ir kaip visada spręsti žiūrovams. Jeigu kalbėti apie meistrišką režisierių, tai Maikas Lee, kurį kažkodėl visi pristato kaip lietuvį, taip, jo kilmė, jo šaknis yra lietuviškos, lietuvakiškos greičiausiai.
greičiausiai, ar ne? Jo filmas Ponas Terneris apie britų tapytoją Ternerį. Kas žino tokį keistą paveikslą, kuriame pavaizduotas važiuojantis traukinys. Nežinau, kaip kitaip dar apibūdinti, bet tai geriausias apibūdinimas Ternerio darbui. Tas darbas su traukiniu. Tai štai tas tapytojas nutapė traukinį ir tapo tarsi impresionizmo pranašu. Keistas, ekscentriškas britas. Maikas Lee pasakoja istoriją apie tipišką britą, nes britai visada yra ekscentriški. Nuo Agatos Christie iki greičiausiai iki Izaoko Newtono. Ir todėl šitas filmas yra autobiografinis bandymas, bet šiek tiek kitoks, negu mes esame pripratę. Man bus įdomu sužinoti, kaip žiūrovams jis patiko. Pokalbiai su dievais. Pokalbiai su dievais. Kino kompiliacija. Yra toks žanras. Režisierių prašoma sukurti po trumpą kino etiudą, kokią nors temą. Mes matėme Niujorko istorijas, yra prisipažinimai meilėje Paryžiui, man atrodo. Yra daug tokių filmų, kur garsus režisieriai kiekvienas sukuria po mažą fragmentą didelio paveikslo, kuris vėliau tampa komerciškai sėkmingas, nes vis tiek bent vieną iš tų režisierių mes pažįstame ir bent vieną iš jų mėgstame. Idėja šitam filmui, o jis yra kiek kitokia tema, ne apie Paryžių, ne apie Niujorką, jis yra apie tikėjimą, apie Dievą, apie kiekvieno kūrėjo asmeninį santykį su absoliutu. Ir idėja kilo tokiam Guljermui Arriagai. Jis parašė visus meksikiečių kino genijaus Iñárritu filmus. Ir 21 gramą, ir Meilė Kalė, ir Babelį. Jis yra tasai meistras už Iñárritu nugaros. Tai štai jis sugalvoja, kad reikia sukurti tokią kino kompiliaciją. Ir netgi paprašė rašytojo, Peru rašytojo, Mario Vargaso Ljosos, parinkti, sudėlioti šitą filmą eiliškumą. O muziką parašė ne mažiau kaip Peteris Gabrielis. O tarp režisierių ne mažiau kaip Hektoras Babenko, kurį aš labai mėgstu ir tiesą sakant maniau, kad jis jau nebegyvas, bet pasirodo gyvas ir sėkmingai dirba. Ir dar visa plejada jums tikrai žinomų, pažįstamų ir mėgstamų režisierių. Pabandykite pasižiūrėti, gali būti įdomu. Laukinė, Wild, toks kanadiečių režisierius, Žanas Markas Valė. Aš nemačiau filmo Wild ir nežinau, ar jis geras, gal ir gerai, nes taip ir turi būti festivalyje, kažkuo turi mane nustebinti festivalio programos kūrėjai, bet aš tikrai mačiau jo filmus Café de Flore ir Jaunoji Viktorija. Tai yra geras režisierius, puikiai valdantis kino kalbą, gerai pasirenkantis istoriją ir jis yra kanadietis, o man tai kokybės ženklas. Aš iš viso labai mėgstu kanadiečius. O jis dar iš Kvebeko, tai yra prancūziškosios Kanados dalies, kaip galima spręsti iš jo pavardės. Kodėl mėgstu kanadiečius? Jie gyvena šalia didžiausio ir geriausio kino šalies, žiūri ją iš šono, mokosi, ko nereikia daryti ir kuria savo šiek tiek ironiškus, tačiau dažnai labai dėmesio vertus filmus. Tai todėl šitą filmą, nežinau, ar galiu rekomenduoti, nes nemačiau, bet režisierių iš tiesų mėgstu ir manau, kad jis vertas būti meistrų programai. Aš manau, kad ši programa yra gerai subalansuota tarp autorinio kino ir tarp didžiosios komercijos. Nes ir vienur, ir kitur mes randame puikių meistrų. Taip pat man patinka geografinė aprėptis šitos programos. Ko pasiilgstu indų kino, kodėl jo čia nėra, o kur lietuvių meistrai?